Kur jūsų energija? Kur jūsų energija? Ar mes jau pavargom? Nepavargom, padarom finalą. Ir eisim švęsti. Tai aš noriu jums visiems šią sceną pristatyti mūsų dvikovos dalyvius. Prašom pasitikti Festą, prašom pasitikti Tomką. Jūsų plojimai! Finalo dvikova duos ne tik titulą, o taip pat yra piniginis prizas, tai yra 500 eurų. Tai Smigs parduotuvė skiria 200 eurų čekį apsiprekinti jų parduotuvėje arba online parduotuvėje. Kurgi Vesta? Vesta jau čia? Bijau, tėveliai laukia prie informacijos. Jūs Zagatovkės rašo bendų. Skaičius ar herbas? Skaičius. Mes turim skaičių, kas iš jūsų pirmas pradeda? Mergino pirmenybė, okei. Matau, kad GoPro nusėdo, tai mes nuimsim kamplytę ir duosime mikrofoną Vestai. Melau, čia, dabar, scenoje. Mes turime finalą ir aš labai tikiuosi, kad kiekvienas iš jūsų čia esantis po šio finalo galėsite pasakyti, kiekvienas centas mano įdėtas už bilietą į šį renginį buvo vertas to. Taigi, pasitikite, finalas, netrukus sužinosime geriausią MC Battle dalyvį. Vesta jau negali nepradėti. Taigi, 2 raundai po minutę, Vesta pradeda, jūs pasiruošę. Jo, jūs pasiruošę, čia manau pasiruošę visi. Jūs pasiruošę? Gerai, galime visi kartu pradėti finalą. Biški banalu, bet kai aš sakysiu hip, jūs sakote hop. Jau, aš sakau, palauk. Hebra, pradedam visi kartu, gerai? Gerai, kai aš sakysiu hip, jūs sakysit hop. Čia visada tai buvo ir tegul būna visada taip toliau. Ok. Taigi, galim pradėti finalą visi kartu? Please, pradėti. Visi kartu. 3, 2, 1. Hip. Dar garsiau hip. O dabar rankas į viršų visi, kad niekas nepamirštų šito tūso, kad neplėtų, kad daugiau neteko. Tie, kas už mane nebalsuoja, nesupranta repo. O suprantate, jūs repo nesurantate, o čia tu išgava. Ką veiki čia iškalša, kas tu lieki, matau, kad tu neprieki. Vapšė nesikabink, tu nesidimk, ne, užsikabink karolių. Aš matyti tavęs nenoriu ir matyti nebeteka, kaip čia duodu gerą teką. Aš pakelsiu diskoteką šitą klubą. Džiugiuosi, kad klubas nepavojnas, pasikeitęs koinas. Nežinau, kaip tau, jeigu reiktų taip tau. Ko, beitą vėl išjungi man, kas yra tau seniai. Nesuprantu, ko tu visą taip darai. Vėl kažkas, vėl su tavim negerai. Gal tu man nediskvalifikuoti, kad tau nebetenko. Ir jeigu repo teko, jeigu man teko, daugiau čia repo teko. Girdėti man neteko, nes tu nežinai reperių gerių, tokių, kuriuo aš esu. Tu negirdėjai gero repo ir niekada to neišgirsi. Niekada manęs per repo niekada neišgirsi. Štai tokie peiliai Domkos adresu. Žiūrėsim, kągi Domkai, tai tavo atsakymas, 1 minutė, važiuojam. Jeigu jūs už lyčių lygybę pamatysit, kaip dabar išspardau aš ją už banalybę. Jos subinytę, kuri vis dar maža. Padidinu varžą ir padidinu maržą. Aš čia jaučiuosi kaip akcijų birža, tik tai į viršų. O tau reikėtų gal diržą biški išrašyti, nes aš daktaras skauda. Ir kai aš prieš tave repuoju, tai tau skauda. Bet aš šiaip džiaugiuosi, kad jinai vis nebelapina. Kiekvienais metais vis aukščiau į pakopina. Pakopa po pakopos kaip Laisvės partija. Gaila, kad tu taip pat nepateksi į Seimą. Ne, taip ir šitame finale. Dabar prasileisi paprastai, tu vėl prieš mane. Čia toksai, vat susitikimas. Gaila, kad tau nesišypso repė likimas. Bet aš džiaugiuosi, kad plaukų normalų turi. Ir matau, kad tu freestylo vis daugiau kuri. Vis mažiau Zagatovkių. Bet tu supranti, aš pabaigęs univerą ir pabaigęs porą profkių. Ir tas mano pamatas. Aš čia ne adė, bet aš čia kaip primatas.
aš čionai tvirtas kaip pamatas, o tave į tūliką tik tai kaip atmat. Peiliai buvo sugrąžinti Vestai. Žiūrėsim, kasgi atsitiks antrame raunde. Jo, jūs pasiruošę? Ar jūs pasiruošę? Man laukia, kokia bus baigtis. Vesta, antras raundas, 1 minutė. Galim visi kartu. 3, 2, 1. Nežinau kaip, siūlau tau čia gartis. Būsi kietas lygis, kai būsi kaip karpis. Nublėtė seniukai, nežinai prikolai. Aš matau, kad iš tikrųjų tai čia karas. Būsi kietas lygis, kai būsi kaip svaras. Dabar iš tavęs nieko ir nieko jau neliko. Čia bando bičius bandė dėti į apatą, bet tai tave vėl išmetu kaip šiukšlę. Kaip čia nori mulkė, tu matai, kad tu mulkis. Dėkis, nežinau, bet ginkis. Aš puolu, tu ginkis, nežinai. Bet tu čia pelieki, aš nežinau, netieki, bet tu nežinai. Nei iš šio, nei į to, tau salė nerepuotau reklamuoti lėlato. Ai, duoda dar man laiko, kas tave vėl išlaiko. Ta flow atmata, pati išmetu tave kaip atmata. Nežinau, neprameta, kas te įmeta, niekada neprameta. Žinai, metu į kašę, matai, kad aš kaip profė šitame hendofe. Paklausyk tu, paklausyk dar sykį, paklausyk manęs, paklausyk klikį, kad tu pasiliki. Nuo tavo repų tikrai galėčiau praplikti, bet jeigu nori netikti, bet tai čia repas gali dikti. Ok. Štai toks antras Vestos išstojimas. Domka, ar tu pasiruošęs? Jau. Nes manau, kad visi laukia, koks gi bus tavo atsakymas ir 1 minutė čia ir dabar. Važiuojam! Jeigu būsiu kaip svaras, tai tikiuosi, kad per visus laikus išliksiu moraliai integralus ir užauginsiu iki galo savo vaikus. Ir nebus jie kaip mano tėvas paliktus, tokius kitus. Turbūt kaip ir tavo, bet žinai, kad jeigu varom, tai varomės iki galo. Tai žinai, kad aš kaip alus nefiltruoju bazaro. Ir tu galėtum eiti prie baro, bet ką galėtum nusipirkti vandens į redulį. Visi tavo repai sueina tik į nulį. Ir aš tave dabar diskriminuoju, čia ne diktantas, bet aš tau diskriminantą čia diktuoju. Nežinau, kokia čia lygti panaudoju, bet čionai aš repę motherfucking supakuoju. Tada kaip siuntinį, tokį DPD, gali jau lysti į pašometą. Do you see, yeah, paštomatą, tu supranti, kartais nusimeta. Skiemenys ir raidės, vienas po kito čia Domka kaip trajeką meta. Jo, spidinu aš fleimą, freestylas geriau už profleimą. Yeah, motherfucker, mato čia naudėjimą. Atėjo ir nužudė visą fucking game'ą. Nužudė senus, nužudo jaunus, nužudau aš ir protingus ir... Yeah, visi žino net kai nepasakau, visi žino ką varau, ką darau čionai su flow. Yeah, 0-0, aš tau dėja mergaitė dar toli kaip mėnulis. Domka, pablogit rašą. Domka, Vesta. Jau, čia buvo finalas, jau. Prieš balsavimą, kol jie dar apsikalbės, aš noriu keliems žmonėms šiandiems padėkoti labai už gerą vaibą, nes matau, kad jie liksėjo, tūsinasi visą koncą, tai aš tiesiog savo nuožiūrą noriu paklonus. Baigit keist taisyklės. Aš tu duosiu. Ok, kas iš jūsų galvojat, kad Vesta yra čempionas? Kas iš jų galvojat, kad Benas Lastauskas yra čempionas? Tas čempionas tikrai. Kas iš jų galvojat, kad Domka turėtų laimėti? Ok. Mes turėjome puikų finalą ir aš žiūrėsim, ką komisija pasakys, ar mes pratęsim ar nepratęsim. Tačiau, ką žinau, belieka man paimti už rankų ir reikia, kad jūs suskaičiuot. Bus trečias, nežiūrėsim. Ar bus trečias? Ar mes galime? Galiu išrankyti. Mes galvojam gal po vieną pasisakyti ir paskelbti, už ką kiekvienas balsuoja, bet jeigu norit, galim tiesiog parodyti ranką. Galit pasakyti. Tai kad aš jau pradėjau, taip ir tęsiu, aš labai žaviuosi, kiek energijos eina iš Vestos, čia yra neįtikėtina, chebra. Ta prasme, 1 minutę agresyviai, be jokių pauzių, tankiai, negalvojant, nestojant ir kiekvieną raundą, taip? Nedažnas, taip gali, tai didžiausio triukšmo Vestai.
Domka žaismingas, atsipūtęs, žodynus kelis sugraužęs. Mano balsas šį vakarą eina už Domką. Aš norėčiau patrinti banginį dėl Vestos, kad Vesta tai yra mūsų kultūrai reiškinys, kurį kiekvienas privalom branginti ir tai yra labai gražu ir aš nuo pirmų metų, kai pamačiau Vestą, labai džiaugiuosi, kad jie atsirado ir tai praktiškai vienintelis likęs repė žmogus, iš kurio laukiu, ką jis parodys ir ką darys, daugiau nebeliko. Tai aš labai džiaugiuosi už Vestą ir man visada jį patiko, aš netgi jaučiuosi jai artimas savo kelių, kurie jau prie manęs lygiai taip pat stovėdavo suaugę vyrai, išgėrę ir aiškindavo, ką daryti, bet Vesta žino geriausiai, ką daryti ir jį geriau už jūs žino, ką daryti. Tai padarykit triukšmo Vestai! O šį vakarą mane pavergė Domka. Ok, mes turime du už Domką. Tafarį. Karštos kėdės. Tafaris turi būdą sumaišyti kortas. Ar tai bus Vesta yra čia? žvėris, hands down. Jinai sakė, kad padavė Smackdowną, bet aš sakyčiau, kad jos freestylas buvo visiškai raw. Bet mane be žodžių paliko Domka. Tiesiog. Ok, mes turime 3 už Domką. Benai, šauk savo komentarą. Aš tai duosiu tada taškui, dabar jau tašką duosiu Vestai. Dėl to, kad tikrai nusipelnė to taško. Aš neabejoju, kad ir publika duos tašką, nes tikrai nusipelnas. Kažkas sakė, ten kad išsitraukė 100 eurų papildomai, tai aš išsitraukiu iš savo kišenės 100 eurų Vestai kaip motivaciją. Ir nuostabu, tiesiog Pijus pasakė labai daug ir gražiai ir aš su to sutinku ir aš irgi matau, nes aš Pijus sakiau, kaip jis augo Betulos ir turi naują faną Vestą, tu puikiai, bet vis tiek Domka buvo, manau, pelnytai čempionas šiandien. Ok, Hebra, tai tiesiog mes padarom tą formalumą, jeigu jūs man padėtumėt nuo 5 iki 1, tai mes tiesiog apdovanotume 5, 4. Dar kartelį paplokite Domkai. Ačiū Vestai. Štai tokios nuotaikos. O čia jūsų scenoje yra pagrindiniai šio renginio organizatoriai. Alko Motiejus, Andrius Rakas ir jie įteiks prizą mūsų šių metų čempionui. Dar kartelį paplokite. MC Battle 2024 čempionas Domka. Paduokit triukšmą. Domkai 500 eurų čekis